Tai kur šiandien sugalvojau lėkt? Taip, ne kur kitur, bet į Energylandiją. Boy. Lėksime Energylandijai ant baisiausių atrakcionų. Stengsiuos kuo daugiau nufilmuot, kur galima bus filmuoti filmus, kur ne, tai tada. Beveik 7. Visados 6 arba 5, manau, bet dabar va. Mėgau čia, baisiai gerai išsimėgau. Smagu visai. Draugai, spėkit, ar mes jau važiuojam? Ne, mes dar nevažiuojam. Kodėl aš laukiu? Šiaip. Tai mes dar turim apie kem minučių kažkur. Ir tada jau lėksim link Energylandijos. Energylandija yra 17 km, 2 minučių kelio ir žodžiu. Ir jinai atsidaro tik 10 valandą. Tai mes užsimsim savo eilę. Stovėsim pusę valandų kaip debilai. Nice. Nu, gerai. Gal ir pažiūrėsim, nes aš tai, nežinau, mes čia tokį kaip ginčą sukėlėm. Ir sako, kad tipo bus ten labai didelė eilė, aš sakau, kad jos iš vis nebus. Tai pažiūrėsim, kas laimėjo. Viską nufilmuosiu, viską parodysiu. Jūs tik likite šiam video. O mes važiuojam į Energylandiją. Energylandija! Varom! Paėsti. Galbūt, bet gal ir ne. Tai lekiam link Magdako. Varom. Energylandija. Labai smagu. Gam kažkokį 2% nuolaidą kitam kartą. Tai varysim dar, varysim. Juokaudamas sakau, gal ir ne. Tai dabar varam pabandyti išvažiuoti iš aikštelės ir tas skriesim į McDonald'ą. Lekam. Nežinau, šiaip antrą burgerį, tai aš ir Magdake dar valgiau bulvyčių ir fantas. Tai va, labai sorry, bet bandyčiau filmuoti, žinokit, gavau, varysiu, nulėkiau ant, kur sakiau, ekstremaliausias. Tai ten buvo pats ekstremaliausias kalniukas visoje Energylandijoj. Tai nulėkiau, galvau, blemba, varau, pasimsiu GoPro. Gal pasimk tą GoPro.
paskui žiūriu, gerai kalėjime, žinokit, nes ten koks 110 kilų varė, tai čia smagumėlis. Tai, ir mes ten lėkėm ant tokio labai vandeningo kalnelio. Ir žiūrėkit, kokia graži koja. Subrinko koja. O kita irgi gražuolė. Nu jo. Tai va, turbūt, kad varysiu greit miegot. Ir mes sutiksim tikriausiai, kad už 5 sekundžių. Labas rytas, tai dabar turim po 4. Tai todėl anksti, todėl kad šiandien lėkiam link Lietuvos. Mes jau paėdę ir sėdam mašinai, už lango orelis nekoks. Tai reiškia, mūsų kelias bus labai geras. Tikėkime, kad bent jau Lietuvoje nelis. Būtų šalta, blemba, 5 ryto po parkūnais. Nu ja, tai ką, važiuojam į Lietuvą, lekiam. O paprasčiausia pajudėt. Vasara kaitina orą, merginos keliauja į pliažą. Guli tokios, tokia koja, tobulina makiažą. Klausome muziko gerą, jūra banguoja į ritmą. Saulė pakilusi į dangų, kai tu žiūrėkit, ko užmačiau. Škoda Octavia. O čia tai ir Ferraris. Tikrai ne Fiatas. Labai geras mašiniukas. Mašina Varšuvos. Va tokią mašiną sugalvotai. Blemba, tai davai dar šalam kokį Vilniaus mašiną. Tai žmonės, žinokit, visko prigalvoja. Bet blemba, naisus, įdomič. Tas kaip muziejus atvarai Statoilą ir savo pasižiūri mašiną. Tai va. Einu dar apžiūrėsiu porą modelių mašinų. Ir turbūt, kad lėksim link Varšuvos. Tada ten kur nors sustosim. Arba ne. Ir lėksim į Lietuvą. Nu, tikriausiai. Gerai, o ką, mes į Varšuvą nevažiuojam. Tai varom link Lietuvos. Mergaitės, oi lietuviškas
Jisai geras ledus. Lietuvos Respublika! Welcome. 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 Somewhere between the Ural and the Baltic Sea. The Baltic Sea. Lives a land of very beautiful beauty. Šitą Škodą atvežė mus čia. Tai va tokia kelionė smagi. Čia kažkas biškį griuvinėja. Nu jau iš džiaugsmo turbūt. Mes dabar šilinam ir aišku, kaipgi Lietuvoje be blogo oro. Ir dar toks juodas biškį dangus tai. Tai karoči, tai važiuojam į Trakus. Lauk manęs. Ir važiuojam. Dabar sėdžiu, laukiu. Čia kol atvarys tėvai mano, kurie sės į galą. Gerai, varom, kokį pasidės. Geras oras, labai geras. Nice, darbas. Tai jau. Ir bučiniai, karštai mane tas bangos vasaros mergaitės, karštos lūpos, bučiniai moši, smėlis, saulė nusileidus, vėl karštai mane ir su kepurė, tai sėdžiu laukia jau kiek laiko. Žinot kodėl? Tokia lūkščia žalė. To apeisim anksčiau apžvelgt. Ir žodžiu, atvarom pilną šilaugių. Aira. Ir va tokia didžia žalė. Nice. Tai nurinks. Uogų. Dabar turbūt reiks šitą šlamštą tvarkytis. O jums, jeigu patiko šitą kelionę, paspauskit laiką. Jeigu tiesiog kas nors įdomaus, kas nors patiko, parašykit komentarą. Paspauskit subscribe ir tikriausiai sutiksim kad už savaitės. Arba netgi ir greičiau. Iki.